Na mūsų. Nu va, ką man dabar padaryti? Mūsų iš vis važiuoja. Jokiais dalykais atsitikai. Papiniką pamesti. Nukrito. Labas rytas Lietuva. Šiandien aplankysim vieną iš geriausių Londono kavinukių, tai yra London Grind. Tuo pačiu susitikim su Davilė ir jos vaikinu Bence. Jie yra įkūrę Londone savo kokteilių kompaniją. Akvilė ieško knygų, Akvilė mano sesuo ieško knygų, senų, pagirtina būtų anglų arba bet kokia kita vietinė originalo kalba parašyta knygų. Tai kas nori žino, kur Londone yra senų gerų knygynų, kur atidarinys pardavinėtų senas vintažinės knygas nebrangiai. Parašykit komentaruose, būčiau labai dėkingas. Akvilė, gavai 1966 metų Dickenso knygą su daug istorijų, daug laisvų puslapių ir panašiai. Jeigu nedarysi, ką prižadėjai daryti, bus blogai. Taip kad šitą aš tau padovanosiu, atsiųsiu į Lietuvą ir bus kaip tau dovana, taip kad negalėsi nieko nedaryti. Aha. Halo! Jeigu kad nors atvažiuosit aplankyti Londono ir būsit prie Big Beno, tai pereikit į kitą gatvės pusę, pereikit į kitą upės pusę ir palei South Bank eikit iki taip pat Tate Modern ir tada galite vėl pereiti gatvę į St. Paul's katedrą. Tai yra pačios gražiausios vietos Londone pasivaikščiojimam, ypač turistavimam, arba labai gražią dieną, arba gražų vakarą, ypač gražų vakarą. Taip? Žiemą, kai dar daug lempučių yra. Jo, žiemą prieš kalėdas būna pilna lempučių ir panašiai, bet tada yra gražiausia vieta Londone, ko gero. Bent centriniam Londone. Yeah, well, you know, lame cool guy handshake. Atvykę į Londoną. Buvo parašyta free glitter and a bunny hug ar kažkas tokio. Gal tiek to. Su Dovilė į Grind Coffee taip ir nenuėjom, bet užtad nuėjom į vieną iš pakofį brančių. Tai jeigu rekomenduoju, dabar esam Brick Lane, rytų Londone.
Jeigu kad nors čia esat, būtinai nueikit į Brick Lane Coffee. Pati geriausia kava visam Brick Lane ir visam Shoreditch čia ko gero. Tai šiaip, jeigu esat turistaujat arba šiaip neturit Londone ką veikti, užsukit savaitgaliais arba vakarais į Brick Lane, čia niekad nebūna nuobodu. Kaip, pavyzdžiui, tas glitter šokantis žmogus. Čia ne tai, kad būna stebuklas ir taip labai retai būna. Jis ten ko gero kas antrą dieną. Plius minus. Davilę aš jau pažįstu gerus 8 gal 9 metus, susipažinom mokykloje, ėjome tą pačią mokyklą. Ir irgi, mes kartu atvažiavome į Londoną, kartu gyvenom pradžioje Londone, tam pačiam bute pusę gal metų, kažkas tokio. Dabar Davilė pradėjo savo kompaniją pavadinimu Shake and Stir, užsiema kokteilių darimu. Jų visą Facebooką, Instagramą ir viską kitką rasite aprašyme. Jeigu kas nors ieškot kokteilių gamintojų ar barmenų Londone, tai būtinai rekomenduoju juos, nes jų kokteiliai yra tikrai nuostabiai geri ir jų espresso martinės buvo ko gero vienas iš geriausių, kokius esu gėręs. Atsigaivinai? Bet tai žinai, esmė, jie atrodo, ką čia ateis, apibėgsi žveniek, bet tu bijai, kai tu per tą šokį katalą, tu tiesiog pačius nepaleidai. Šiandien tiek, mes dėkojame jums visiems, kad žiūrėjot, abu dėkojam, kad žiūrėjot ir šiandien tiek, iki kito karto. Labas rytas, Lietuva, ir šiandien kalbėsime apie tai, kodėl anglai labai nemėgsta Eurovizijos. Arba man kodėl atrodo, kad jie labai nemėgsta Eurovizijos.